4,8 žvaigždutės iš 5, įvertinimas atsiliepimus atrodo geriau ir veikia geriau negu 5 iš 5. Kodėl taip yra? Pasitikėjimo momentas. Ypatingai, jeigu yra vėlgi sudėtingesnis produktas, yra normalu, kad jisai nepatiks visiems tobulai. Ir jeigu aš jau skaitau tos atsiliepimus, tarkim, nežinau, tenai kokio super ten protingo, nežinau, ten namų siurblio ir dar kolonėlės tuo pačiu metu, kur už ten milijoną pinigų, tai man būtų labai keista, jeigu visi būtų pasakę, kad tai yra absoliučiai tobula prekė. Nes, vėlgi tikėtina, kad kažkam, nežinau, batarkė kažkodėl nelaikys ten tiek, kiek jie nori, kad laikytų. Kažkam bus ten vėlgi kažkas ne tai. Yra normalu, kad aš ir pati galbūt matau trūkumų šitos opcijos, nes aš turbūt lyginu jas su kitom opcijom. Ir jeigu aš jau pamatysiu tos tobulus 5 iš 5 įvertinimus, man ko gero gali šiek tiek žeminti pasitikėjimą, nes galvosiu, gerai, gal yra kažkokie tai trinami atsiliepimai, gal yra kažkas slepiama, arba galbūt yra feikiniai atsiliepimai, nes vėlgi tas, pavadinkim, išsilavinęs vartotojas, jis jau ko gero žino apie tokį dalyką kaip netikri atsiliepimai.